Šiame vaizdo įraše analizuosime, kaip Rusijos sprendimas perkelti gynybos atsakomybę atsisuko prieš juos pačius. Negalėdami apsaugoti savo dangaus, Rusijos valdžia nurodė privačioms įmonėms pačioms pasirūpinti savo objektų apsaugą nuo Ukrainos smūgių. Tačiau šio plano trūkumai ir organizaciniai apribojimai lėmė visišką gynybos žlugimą, miestai dega. Naujoji politika iš karto atskleidžia kelias pagrindinės silpnybės, nes šiuolaikinė oro gynyba priklauso nuo integruotų vadovavimo tinklų, leidžiančių greitai priimti sprendimus ir koordinuotai veikti apmokytiems operatoriams. Didelės korporacijos galbūt turi pinigų įrangai įsigyti, tačiau dažniausiai neturi reikiamos patirties efektyviai valdyti karinio lygio sistemas. Dar svarbiau, kad dešimčių ar šimtų atskirų gynybos tinklų kūrimas gresia suskaidyta apsauga visoje Rusijoje. Turtingesnės įmonės galbūt sugebės apsisaugoti, o mažiau pelningi objektai liks pažeidžiami. Vietoj to, kad sustiprintų nacionalinę oro gynybą, ši politika rizikuoja sukurti lopinį sistemą, pilną išnaudojamų spragų. Oficialiai Rusijos vyriausybės priemonė buvo skirta padidinti mobiliųjų oro gynybos grupių skaičių ir sustiprinti strateginės infrastruktūros apsaugą. Idėja buvo leisti privačioms įmonėms pačioms įsigyti zenitinius artilerijos kompleksus, radarus, elektroninės kovos įrangą ir perėmimo sistemas. Neoficialiai tai atspindi daug žiauresnę realybę, kurioje Rusijos kariuomenė jau nebegali tinkamai apsaugoti vis didėjančio skaičiaus objektų, kuriems gresia Ukrainos tolimojo nuotolio dronai. Tačiau dėl Rusijos pareigūnų baimės dėl galimų neramumų ateityje, bet kokia tokiu būdu naudojama karinė įranga formaliai nepriklausys pačioms įmonėms. Vietoj to, ji liks karinės kontrolės zonoje ir bus valdoma per rezervistų formuotes, priskirtas regioniniams gynybos daliniams. Šio plano trūkumai ypač išryškėjo per masinį Ukrainos dronų puolimą Maskvoje, kai bangos tolimojo nuotolio dronų prasiskverbė net į stipriai saugomą oro erdvę aplink sostinę. Rusijos valdžia tvirtino, kad buvo numušta šimtai dronų, tačiau nemažai jų vis tiek pasiekė savo taikinius. Gazprom Neft naftos perdirbimo gamykla Kapotnioje, kuri jau buvo taikiniu prieš kelias dienas, yra svarbiausia degalų gamybos įmonė, aptarnaujanti Maskvos regioną ir tiekianti pusę sostinės degalų poreikio. Gyventojų užfiksuoti vaizdo įrašai rodė žemus skrydžius virš Maskvos vykdančius dronus, kol aplink gamyklą nuaidėjo galingi sprogimai. Liudininkai užfiksavo milžiniškus gaisrus, storus juodo dūmų stulpus ir didžiulius antrinius sprogimus, kurie privertė laikinai uždaryti oro uostus ir apgadino netoliese esančią infrastruktūrą. Ši ataka parodė, kad kai oro gynyba yra perkrauta didelėmis dronų spiečių bangomis ir ją valdo nepatyrę operatoriai, klaidų tikimybė gerokai išauga. Nesėkmingi perėmimai, netiksliai pasirinktas laikas ir krentantys nuo laužos Maskvoje pridarė papildomos žalos. Gynybinės sistemos, bandydamos sunaikinti artėjančius dronus, sukūrė papildomų pavojų pačiai infrastruktūrai, kurią turėjo saugoti, tai aiškiai matėsi per paskutinę ataką, kai oro gynybos raketa pataikė į didelę naftos saugyklą ir sprogimo banga nuplėšė jos stogą. Ši raida ypač įdomi tuo, kad Rusija, atrodo, perima koncepciją, kurią Ukraina įvedė dar 2025 metų pabaigoje, kai Ukrainos valdžia leido įmonėms ir licencijuotoms saugos organizacijoms dalyvauti oro gynyboje. Įmonėms buvo leista įsigyti nuotoliniu būdu valdomas ginkluotės stotis, perėmimo sistemas ir pagalbinę įrangą, tuo pačiu tiesiogiai integruojantis į centralizuotą oro pajėgų vadovavimo struktūrą. Iki šių metų gegužės pranešama, dešimtys Ukrainos įmonių jau buvo prisijungusios prie programos ir prisidėjo prie sėkmingo 85% taikytų rusiškų dronų perėmimo. Tačiau esminis skirtumas slypi įgyvendinime. Ukraina dalyviams suteikė reikšmingą operacinį lankstumą, išlaikydama centralizuotą koordinavimą. Tuo tarpu Rusija vis dar nenoriai suteikia privačioms organizacijoms tikrą kontrolę, o šis nenoras daugiausia kyla iš politinių sumetimų ir baimės dėl maišto. Suteikti įmonėms ir oligarchams karinio lygio ginkluotę Rusijoje yra didelė stigma. Paskutinį kartą taip nutikus, 50 000 Wagner karių armija žygiavo į Maskvą. Todėl Kremlius siekia papildomų gynybinių pajėgumų, tuo pačiu užtikrindamas, kad privačios struktūros niekada neturėtų tikros nepriklausomos karinės galios, galinčios konkuruoti su valstybės kontrole. Tai sukuria prieštaravimą Rusijos požiūryje. Iš įmonių tikimasi, kad jos pačios finansuos savo apsaugą ir prisiims didesnę atsakomybę už saugumą, tačiau jos vis tiek lieka priklausomos nuo priežiūros, kuri lėtina reakcijos laiką ir mažina efektyvumą.
Tuo pat metu Ukraina pirmenybę teikia greičiui ir decentralizuotoms reakcijoms, laikydama privačius dalyvius partneriais nacionalinio išlikimo pastangose. Apskritai Kremliaus sprendimas reiškia pripažinimą, kad Rusijos karinis oro gynybos tinklas sunkiai susidoroja su Ukrainos ilgų nuotolių dronų operacijų mastu, todėl Maskva pradėjo perkelti atsakomybę privačiam sektoriui. Tačiau Rusijos modelis prasideda nuo nepasitikėjimo, sukuriant suskaidytą ir biurokratinę gynybos struktūrą dar prieš jai pilnai įsigalint, o pasekmės matomos net pačioje Maskvoje, kur viena svarbiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų patyrė didelę žalą, nepaisant didžiulių oro gynybos pajėgų, sutelktų aplink sostinę. Norėdami pamatyti necenzūruotą kovos vaizdo medžiagą, kurią naudojame šiame reportaže, apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Čia mūsų nevaržo YouTube taisyklės ir pagaliau galime parodyti jums visą neiškirptą tikrų įvykių versiją. Tačiau dar svarbiau, šis žemėlapis suteiks jums prieigą prie visų mūsų reikšmingų įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. Galiausiai, oficialiai pristatome 2 mūsų interaktyvaus žemėlapio kartą. Tai, ką dabar matote savo ekrane, yra gerokai patobulinta ir daug galingesnė žemėlapio versija, turinti dar daugiau pažangių funkcijų ir naujienų analizės įrankių. Naujojo žemėlapio pristatymo proga taip pat skelbiame 50% nuolaidą visiems prenumeratos planams. Pradedant vos nuo $4,99, jūs ne tik gausite išskirtinę prieigą prie žemėlapio, bet ir atrakinsite visus mūsų išskirtinius strateginius atnaujinimus, fronto apžvalgas ir strateginės geopolitikos vaizdo įrašus. Tad apsilankykite nuorodoje aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai vertinu kiekvieną, kuris prisijungė prie mūsų, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.